viskas, iki sezono lieka ne tiek ir daug. Realiai finišo tiesioji. Porą savaitėlių reikės pradėti judėti, pradėsim treniruotis. Tai dabar man tai žiūrėk, kas šiuo metu vyksta su mūsų dizeliuku? Kurioje stadijoje mes randamės? Žiemos nieko neištraukėme savo dizeliuką ir ruošime nuomai. Todėl kaip toliau salyva. Vaidas čia kažką labai protingų daro. Ką darai Vaidas čia? Čia stebulės įvarės. Pakeičiau vadinamuosius girgždukus po sezono. Nes kad sezoną reikėtų pasikeisti arba jau kada pradėjo klibėti. O atraminiai išplyšę viršutiniai. Nauji atraminiai pakeisti. Apatiniai nauji pakeisti. Apatiniai buvo pradėję plyšti, man atrodo, jau, ne? Jo, apatiniai pradėjo plyšti. Jie buvo neoriginalūs. Šį kartą turėjom viską originaliai. Niekur toli nebėgam nuo realybės. Tai kas nuo realybės pabaigta yra ne traugės sudėtos reguliuojamos. Taip. Ja, tai čia yra Mazmino produkcija. Čia turim kaprolono. Ir ką dar turime? Šitos kasterio šakės. Irgi tai čia emkinės. Nuo emkutės. Tam, kad gavome tenais. Kurios emkės sudėtos? Tas pats kėblas A9. A9. Ja, ir turime čia dar turbūt po suportų yra išvirtiminė traukė irgi. Tai pernai labai daug mes vargome su šita vieta su byrančiais guoliais. Pravažiavome 3-4 valandas, guolis kliba. Vėl pakeičiam guolį, vėl tas pats, pravažiavam 2-3 valandas. Nemunin žiedė, tai aš iš vis nekalbu turbūt po pusės valandos. Nėra labai didelis klibėjimas, bet vis ne, kai klibinė važiuoklė. Tai tol, kol nesusidėjome Fluro Motorsport šecus, tol nesibaigė. Tai realiai dabar visas galas čia, kur yra šecai, tai visur Fluro sudėta. Tai va, su ta vieta ir baigėsi visi vargai. Dabar, kad užbaigti dizelį, kad keičiam variklio alyvą, keičiam priekiniais mikrodarmenės naudotas po sezono. Tai gal dar iki stiklo, tai mes realiai planas buvo pradėti nuo galo. Tai gale mes turime taip, reikia visiems stebulės jau biškiai parūdijusios, reikia nusišveisti stebulės. Suportai liko šiandieną, nežinau ar spėsime, Vaidai, ne, turbūt šiandieną jau nebe. Persirinkti suportus galinius reikia. Tiesiog irgi nieko jiem neatsitiko, niekas su jais nėra blogo, tiesiog reikia tiesiog profilaktiką atlikti jo namų darbas. Tai va, repier kitai gali atidaryti, parodyti, pažiūrėsim, kas čia yra. Nes gumų mes ant suportų nededam, tik tai nauji stumokliukai ir naujas tas mandžiatukas vidinis. O šitas bus naujas. Naujas, tiesiog viskas išsivalo, susideda. Tai va, tai visiems 4 suportam tą patį darysime. Girštukai jau nauji abiejose pusėse. Ir tada nuo galo judame toliau per centrą link priekio. Lieka greičių dėžės aptarnavimas. Greičių dėžės irgi vienas sezonas nuvažiuotas, 7,5 tūkstančio kilometrų padarytas, kai tau pas laikas pasikeisti alyvą. Nes pažiūrėt irgi įsileidome iš reduktoriaus alyvą, tai tiesiog pasitikrinome, ar viskas gerai, ar nėra kažkokių tai nešvarumų, ar nėra dzindrų, ar nėra abrazyvo. Tai tą patį darome ir su šitais. Dabar suportai nuo 2 litrų dizelio? Ne, čia visi stabdžiai yra Vaidai nuo ko jie? Nuo 3 litrų dizelio. Ja, 3 litrai. 3 litrai Racing Red, va čia galiniai suportai raudoni, valina iš karto daug geresnis stabdymas yra gale. Niekas neplauta, mes kaip Rygoje sezoną užbaigėme per lietų, per visas, tai čia viskas yra palikta, va sekantis darbas irgi reikia susikelt. Dankratą tu va šiandien mūsų parvežiai, ilgakelį, aukštakelį. Reikia susikelt visą mašiną, ant šono nusimti šoninius ratus. Tiesiog. Realiai turbūt pirmą dieną, kada atšilo ir aš važiuoju ir sėmės liukų pasikrovęs, žinai, į mašiną ir toks iš karto galvoju, blemba. Sezono pradžia. Ja, tas momentas yra. Tai turbiną sprendėm irgi, yra turba parsivežėm, padaryta yra storesni varžtai, nes mums kriauklės varžtai trūkinėdavo. Tai va su turba, tai mes čia yra 180 kW turba BMW, šikna nuo 170, velenas viskas originalu, bet problema tokia, kad mums visą laiką trūkinėdavo šitie varžtai. Mes praeitą sezoną 2 kartus turėjome, kada būtent šitoje pusėje nutrūksta šitie varžtai. Tai nežinau, kiek ir va su restauruotojais, kiek ir patys, nieko protingiau nesugalvojame, pasilikome prie vieno vienintelio varianto, tiesiog kadangi buvo sudėti, kol buvo originalų seni varžtai problemos neturėjome, po turbinos restauravimo ir kai susidėjome kinietiški greičiausiai varžtai, lenkiški, kinietiški, tarkim, nuo to laiko, kai įsidėjome tos varžtus, prasidėjo bėdos, tiesiog nutrūksta kriauklė. Rygoje per paskutinės lenktynės 4 valandų irgi nutraukėme, turėjome turbiną keistis per lenktynės, tai šiemet tiesiog yra perdaryta kriauklė, sudėti 8 M8 varžteliai, tai labai tikimės, kad šitas išspręs mūsų problemą, nes čia vietoj 6 reigis dabar yra 8. Ar išspręs bus matyti po pirmųjų lenktynių, fingers crossed, nes čia yra toks šiknos skausmas. Turbūt pagrindinė mūsų problema lenktynėse, nes turbūt šitie turbinos varžtai. Turbūt su ko susidūrėm sezone, tai tik pats šitais. Na tai realiai vieną kartą gilzę nutrauko ir vieną kartą tada buvo šitas su turbinos varžtais, kada tiesiog, ne vieną, 2 kartus. Mes per testus Estijoje nutraukėme ir po to per Rygos sezono uždarimą irgi lenktynių metu tiesiog trūko varžtai. Tai va, tai kas labai gaila, nes mašina nevalina iš karto lėtėjom. Esminis dalykas, ką reikia išspręsti, ar ne? Spręs pardėm likus 2 savaitėm, ar reikia vizom.
mes geresni. Žanro klasika, studentai esam. Bet nemanau, kad kitos kontoros kažką kitaip daro ir... Manau, kad visi tik dabar traukėsi, žinai, iš po prezidentų mašinos. Čia mūsų sraigutė dar irgi niekas neplauta, niekas nedaryta. Kad būtų tą motivacijos, turbūt reikia gerų orų pirmiausia, ne? Kad norėtų sėti kažką prie tos mašinos. Na tai ir šiandien, vien tik tai paimti tai, kad šiandieną jau saulutė pašvietė po pietų, viskas. Aš su slikais važiuoju iš Jurbarko į Kauną, žinai, susėmės. O tai ir tos likus, tas sėmis, dėl ko tu parvežė tos ratlankius? Nes matekai mūsų kreivė. Jo, matekai po sezono, kai patikrinom, užsimetę, kaip jie atrodo, tai... Tai va, tai susidėsime tos vėrinius ratus dabar, vešime išlyginti, tiesiog pralyginti. Jo, vešim pas bičiulius, aš savo lyginimo staklės jau atsisakėme, išleidome į rinką, pardavėme, tai dabar yra paprasčiau tiesiog pas kolegas nuvežti ir... Tą sezoną gal turėtų laikydavo? Abejoju, šiaip greičiausiai darysime dabar po kiekvieno važiavimo, nes pradėsiu apie tavo kapo važiavimą, aš iš vis antyliu, kad greičiausiai po kiekvienos treniruotės reikia ratus pasitikrinti ir jie nesulankstyti, o tiesiog toks važiavimo stilius. O endurkės važiuotojai jie biškito labiau pasaugo, bet žiūrėsim, aišku, pravažiuosim, bus matyti. Girdi, po kiek padangos? Šitas tai dovanojam. Ai, net neparduoti, o jo, jos jau viskas, mes su slikais uždėjome kryžių daugiau nebevažiuosim, nežinau, jeigu kažkam tai reikia, šita yra visiškai nauja nevažiuota, jinai gal ten keli šimtus metrų tik tai pravažiuota, šita padanga tik tai sušildyta ir sustojus, visos kitos yra dėvėtos. Tai šitas galima į rinką išleisti. Čia šmontamai kokie? 2-3, čia 7-likiniai, 2-3-5 likai. Tai dabar ką darysim, turbo, ne? Keisim? Jo, dabar reikia išsitraukti turbinytę. Tai turbūt suvedimo mes tiesą vakar baigę darbus, ne vakar, užvakar penktadienį pasitikriname suvedimą. Tai po sezono kaip ir nieko daryti nereikia, realiai sėdam, važiuojam. Tai tokių važiuokliai irgi ten kaip ir nieko nėra. Vaidas pakeitė galinius girgždukus, peršovė 2 įvorės, viskas. Važiuoklėje daugiau nieko neliečiame. Tai va toksai kaip iš esminių darbų, tai va turėjom dar kolektorių. Pernai metais trūkęs yra įsiurbimo kolikas, irgi per lenktynės plyšo per šitą sulitavimą, gal nes iš 2 dalių yra sulietas. Tai va šita vieta suplyšo, susprogo. Irgi čia tokį sprendimą tai galvojam, reikės pragręžti ir suveržti su mažais varščiukais ir su plastiko epoksidinė derva tiesiog sulieti iš viršaus. Bet tai čia šitas dalykas prieš lenktynės bus padarytas, o dabar, kad išvažiuoti ateinantį savaitgalį, tam reikia tiesiog užsimesti turbiną. Tai... Ką dar darai dyzelių ratus, palauk lygin ar ne, man? Jo, ratai yra visi 4 išlyginti, nes jie ten buvo nebe apvalūs, o jau keturkampį palikę, nes riezina kampus, jie ten per bortus daužo, nes nežinau, kiek kartų ir išlėkia. Vieno ratlankio net vidiniai kantai yra nuėsti, tai reiškia, mašina jau nuo borto, nuo kerbo nulipo ir su vidinė dalim per kerbą perėjo. Tai kuris vairuotojas neprisidavė, visi rankas pakėlė, sakė, it wasn't me, bet viskas aišku. Greičiausiai tu tada. Ne, aš priekį pakrikščiau, aš žinau, aš ką padariau, prisipažinau, filmuota medžiaga yra, visi žino, ką aš padariau, viskas čia gerai. Kerbų rėzinimu dar nebaidės, netartau. Ne, dar biškai man reikia priaukti, kad rėzinti kampus ir per kerbus šokinėti. Tai toliau kaip ir nežinau, stebuklų kažkokių nieko nėra, viskas stabdžių diskai irgi treniruoti į diskų nekeičiam, kaladėlių nekeičiam, tai iki savaitgalio dar stabdžių skysti pasikeisti. Stabdžių skysti, dėžės alyva nekeista, ir variklinė alyva, tai šiandien pasikeisime, susipilsim naują, tai kaip ir... Tai dabar dyzelis turi testus ir sekmadienį, ir pirmadienį, ne? Planas toksai, mes lekiame į sekmadieninius testus, sekmadienį važiuojame, treniruojamės, žiūrim, kas vyksta, kaip mašina laiko, kaip varai jaučiasi, o su pirmadienis yra labai prabangi diena, nes kaip bebūtų darbo diena ir darbo diena tiesiog užmarinuoti, uždaryti servisą ir važiuoti, treniruotis, jau negalim šiai dienai savo to leisti. Tai galbūt galvojame, kad paliksime mašinas trasoje ir paprašysime kažkurios komandos, kurie prižiūrėtų mūsų vairuotojus. Tai tiesiog paliksime mašinas, jie savarankiškai atvažiuos ten dienos metu, ar valandai laiko ar 2, ten kurą galbūt sekmadienį užpilsime ir tiesiog pasitreniruos, jeigu bus noras, bet čia tik tai, pakol kas dar tik tai, mąstymai, kaip ar bus, taip nežinau. Viskas paaiškės turbūt sekmadienį, ar ne, kad... Kaip, visa žiema stovėta, nevažiuota, trasa plus nauja trasa, dabar nežinome, kaip viskas bus, kaip gausis, tai tiesiog, pravažiuoti naujų asfaltų, pažiūrėti, gal ten tiesiog visiems galvos užvirs ir niekas nebenorės važiuoti, arba atvirkščiai labai puikiai važiuosis ir viskas bus gerai, tai kas realiai laukti sekmadienio dabar, sekmadienį tikrai turėsime nemažai video, paruošime, kaip visas pasiruošimas, kaip visas vairuotojų išleidimas nuo palapinių pastatymo, nuo irgi tik tai fingers crossed, kad nebūtų labai didelio lietaus, jeigu šlapia važiuojame, jeigu drėgna važiuojame, jeigu tikrai plaukia kelias, mąstysime, ar tikrai verta važiuoti, bet šiaip pakol kas pozityviai žiūrime. Kol kas prognozuoja gero, ar ne? Tai žinai, dar savaitę laiko liko, dar 7 paros iki sekančio sekmadienio. Tai... Arba tik savaitę, arba net savaitę. Iš kurios pusės pažiūrėsi. Tai. Toliau nežinau, didžiąją dalį tokių darbų, jeigu suvedimu mes dabar kaip ir nutreniruotėm, tai nieko nekeičiame, etapas lieka pernai metų, amortizatorių kietumas irgi pasitikrinsim vietoje, dulkės prieš važiuojant šeštadienį nusiplauname dar kartą mašiną iš lauko, nes šiandien neplovėm, nes tiesiog jinai dar lauke stovėjo.
stovėsim, nu, apdulkės apie bus. Tai nežinau, kaip ir. Šiaip pats turbos nuėmimas labai paprastai padarytas, nes kaip ir ne vieną kartą jau keitėme, tai atsimetė alsuoklį, realiai nusimauni vieną šlangą, alsuoklis guli šonė, vienas hamutas, tai yra turbinos išpūtimas, turbinos paėmimo hamutas, vienas ribendas nusimeta downpipas ir su 13 atsileidė šitą klipsą, viskas, turbina įmasi laukti. Čia taip teko keisti greitojų būdų karštą turbą, jeigu neklystų 27 minutės pirmyn atgal turbinos visas keitimas. Tai 2 žmonės per 27 minutės pakeičia. Ir ypač dar, kai buvo yra karštas. Tai... Šitą, kai laikėjai tepalus ant piršto, ne? Ja, tas, tai gulėjau, kad nebėgtų tepalų nubėgimas, laikiau užkimšęs. Tai, nu, bet, tak for life. Tai čia tie varžtai, tada, kur buvo nutrūkę, tai va šitie varžtai mums ir trūkinėja. Čia šita turbo keliaus į zipą, tai tiesiog šitos varžtus irgi persigaminsim, pasidarysime ant M8 iš M6. Ir tikėtina turėtų tai išspręsti problemą, ne? Aš jau, žinok, tikrai tikiuosi, nes daugiau nesugalvoju, kur galėtų būti bėda. Bet bėda yra faktas. Man vakaras kaip ir prabėgo dienelė visa, užsibaigti nepavyko tą, ką planavome. Turbiną susidėjome, bet prasiplanavome vieną reikalą, kad mes neturime tepalo nubėgimo tarpinės ir pasibaigė variniai žiedukai tepalo padavimui užsandarinti. Tai va šito dalyko nebeturėjome sandėlyje ir tenka laukti pirmadienį, bet turba pakeista, apačia nuplauta, persibėgom, persižiūrėjome, kaip ir nematau skaityti, gal kokie kitai savaitėje likę porą gerų darbo valandėlių ir bus viskas padaryta. O su pačia turbina su nubėgimu buvo problema, tai mes tiesiog, ką mes buvome padarę per trumpą nubėgimą, pradžiai pats nubėgimas tepalo buvo trumputis, jisai buvo tik tai va tokio ilgio ir kai šitą šlangą užsimaudavo, automatiškai jinai atsidurdavo prie pat karštosios dalies ir šitą šlangą nudegindavo. Tai va senoji šlanga tiesiog buvo nutrupėjusi nuo karščio ir pradeda leisti. Tai dabar tiesiog pasėmiau tigą, desivirinau vamzdžio gabaliuką ir gaunasi karštoji dalis kažkur ties šitą vietą baigėsi, o visa šita jau dalis pilnai yra lauke. Tai taip atrodo mūsų tepalo nubėgimas turėtų būti sprendimas, dėl ko mes turėdavome nuolatos šitą žarną keisti ir netgi buvome užvilkę tokį karščio atsparų, kaip ir hičildą kailį, bet tas irgi nepadėjo. Tai kaip ir mašinukas laukia kito savaitgalio, liko rytoj susipilti alyvą, perbėgti, persižiūrėti, aišku, čia tų darbų dar visiems dar valandų gausis ne viena, bet kaip ir mes esame jau pasiruošę gazuoti. Tai va, susimatysime, ką visi sekantį savaitgalį, Nemuno žiede. Žinai, kad reikia susikelti mašiną prisukant ratus. Žiūrėk, mantukai. Nu, bent jau žmonės smagiai pasijuokė. Iš manęs net brolis, klausyk, 11 metų tyčiojosi.